dėkoju Linui visų pirma, kai jis sugalvojo šitokį renginį, beje, naudingiausias jis man. Visų pirma, kad susipažinau su naujais žmonėm, apie Petrą su žmona, tai žinau, nežinau, ar jie mane žino. Žinau Stasį. Amerikonų nežinau. Visų kitų nežinau. Dabar gal ir pamiršiu vardus, bet tai Linu paklausiu, sakysiu, kaip tau vardas, man čia reikalų yra. Tas renginys Linos organizuotas man naudingas ir kita prasme. Tie, kurie žino, tai žino, kurie nežino, tai oficiali prezentacija knygos bus spalio 20 dieną, penktadienis tai bus, nuo 16:30. Aš manau, kad ten bus daug daugiau žmonių. Ir aš kai toksai kartais net ir užsikertu susijaudinęs, kai kalbėsiu, tai man svarbu sužinoti, ko aš galiu tikėtis per tą didžiąją prezentaciją, kaip man pasiruošti, apie ką šnekėti, kas žmonėm įdomu, tai už tai, Linai, tau ačiū. Ir dar noriu pasakyti, pradėsit knygą skaityti, rekomenduoju pradėti nuo nugarėlį skaityti. Ten trumpai aprašyta, kaip gimė šita knyga ir apie ką jinai yra. Ir tik tuo metu skaitykit nuo pradžios knygą, o kai visą knygą perskaitysit arba neturėsit ką veikti, tai knygose yra 4 aero fotožemėlapiai. Čia 1, 2 ir gale 1, 2. Ir paanalizuokite tuos žemėlapius, kaip atrodė Vilkaviškis iš oro. Tai bus kaip laiko mašina, kuri nukelsiusi į 44 metų Vilkaviškį. Dabar technikos kiekiai ir vokiečių, ir rusų sutapo, praktiškai vos ne kaip vaistiniai. Dėl to aš buvau labai nustebęs. Kitas vokiečių dokumentus galima rasti amerikiečių archyve, NARA vadinasi jisai, North America Record Archive. Ten kita problema yra. Ten yra piniginė problema. Mokėk kapeikas, katalogas yra internete, susirasi, tau atsiūs. Problema tame, kad jie neieško po vieną dokumentėlį ar po vieną lapuką, bet tave domina, sakysim, kažkoks vienas dokumentas, ten 10 lapų. Tu turi pirkti, amerikonai, biznis. Turi pirkti visą kompaktinį diską, kuriame yra ir tave dominantis dokumentas. Ir daug tokio, kaip vadinu, šlamšto, kuris tau visai nereikalingas. Tai labai skaudu tas pirkimas, ta piniginė prasme. Bet jie labai reikia, ką padarys. Dar vienas variantas rasti dokumentus, tai yra Vokietijos Bundesarchyvas. Į jį galima nuvažiuoti, ten tyrinėti, tave įleis, bet jau turi mokėti vokiečių kalbą, vienas dalykas. Jis dalykas, nuvažiuosi į tą Vokietiją, ten per vieną dieną nerasi, pragyvenimą savaitėje arba 2 savaitės, vėl kainuoja. Ir trečias dalykas, per visus turint draugų, ir pas rusus neslėpkim, ir amerikiečių pusėje, ir pas vokiečius, su jais galima susitarti. Aš tau duodu šitą, tu man duodi šitą. Svopsas, kaip sako jaunimas, arba mainai. Tai šitokiu būdu buvo gauta vokiečių pusės dokumentai. Tai, ir dar vienas šaltinis, tai yra knygos. Bet ne šiaip savo knygos. Pavyzdžiui, šito knygoje aš naudojau vieno ruso gyvenančio Olandijoje žinoto su Lenkija knygą. Sakiau, atsivešiu, pamiršau. Apie rusų antrąjį gvardijos tankų korpusą, kuris dalyvavo mūšyje. Beje, tas anglų kalba ta knyga. Jisai rusų kalba parašė tą knygą ir norėjo
Rusijoje išleisti, nesutiko jos išleisti, tai jis išleido savo lėšom kaip dovaną keliem draugam 10 egzempliorių tiražu. Žinoma, aš tos knygos negavau, bet jis su manim sutiko pasidalinti elektroninę versiją. Ir dar viena knyga naudota, tai iliustruotas albumas apie vokiečių pancergrenadierių diviziją Didžioji Vokietija. Nu, ten vėl turiu tą knygą, bet vėl pamiršau per skubėjimą. Ir labai daug toje knygoje yra geros kokybės iliustracijų su nuotraukų aprašymais. Tai pagrinde tokie šaltiniai. Ir tyrinėjant, tai gal pabaigi su šitais tankais. Saky. Kadangi čia, žinai, tos detalės jos išplaukia iš tikrai didelių reiškinių ir įvykių ir visko, ir aš būtent tą norėjau kontekstą užvesti, kaip pirmiausia archyvai, kaip tu ten tą dalyką padarė, ir dabar ties aplamai dar būtų gerai, žinai, papasakoti, nes aš tai perskaičiau tą knygą jau. Ir būtų gerai suprasti visiems, kaip iš tikrųjų tas frontas ėjo, maždaug įsivaizduoti, ir kur jisai vyko, kur stovėjo, ir tik paskui galbūt jau į tą... Nuo pat pradžių. Jo, trupučiuką trumpai. Jo, gerai, dėkui, Lina, jau bent porą pastabų, jau man buvo naudinga. Tai mano knygos mintis buvo apie sugriautą Vilkaviškį. Gali kas nors paklausti, o tai kas sugriovė? Va, rusai sugriovė. Ne, Vilkaviškis buvo pradėtas griauti 41 metų birželio 22 dienos rytą, kai vokiečiai... Ne, man patogiau tai. Pradėjau bombarduoti Vilkaviškį, kaip žinom, kilo dideli gaisrai ir sudegė sinagogą. O čia specialiai įdėta nuotraukos. Šitą nuotrauką beje iš mano archyvo. Čia kaip ta pati sankryža, kaip dega namas, matome, kuris stovi šalia Senų pašto vietoje. O miestą baigė griauti sovietiniai bombonešiai, kaip ten bebūtų buvę, bet kodėl knyga Juodoji žoliniai vadinasi? Todėl, kad paskaitysite patys, kad rugpjūčio 15 dieną, jau mūšio dėl Vilkaviškio baigiamajame etape, sovietų 3 šturmo aviacijos korpuso lėktuvai ant miesto per vieną pusdienį numetė, atidžiai klausykit, 72 tonas bombų ant miesto centro. Todėl praktiškai miesto ir neliko. Bet čia jau baigiamasis etapas. O pradžia mūšio tai buvo Liepos pabaigoje. Jau buvo užimtas Vilnius, rusai atkeliavo iki Nemuno ir Liepos 29 dieną pagrindinis veikėjas Antras gvardijos tankų korpusas, stovėti ties Prienais ir ties Birštonovo, žemėlapis įdėta, jis gavo įsakymą pradėti puolimą. Tas korpusas forsavo Nemuną ir padarė per 2 dienas didelį šuolį, užėmė Kazlų Rūdą, Pilviškius ir išėjo į Vilkaviškį. Kariniais terminais vadinasi, tai buvo tankų dalinių įvedimas į pralaužą. Ir kai jis staigiai ėjo į priekį, tas korpusas, toj pralaužoj, iškilo pavojus vokiečių Kauno grupuotei būti apsuptai. Juk jie kirto ir pagrindinį atsitraukimo kelią Kaunas Marijampolė. Ir vokiečiai iš Kauno turėjo skubiai atsitraukti. Tai šalutinis veiksmas šito korpuso buvo. Ir rugpjūčio 1 dieną korpuso daliniai
atsidūrė Vilkaviškyje. Knygoje prašoma, kas keista, kad visose enciklopedijose, net ir Levitanas, perskaitė pranešimą rugpjūčio 2 dieną Vilkaviškis užimtas mūsų dalinių bla bla. Aš radau sovietinius dokumentus iš to 2 gvardijos tankų korpuso 1 brigados knygoje parašyta, kad mes įžengėm į Vilkaviškį rugpjūčio 1, o taip pat vokiečių 3-osios tankų armijos dienos pranešimai, Tagen Meldung vadinasi, kad rugpjūčio 1 dieną mes turėjome palikti Vilkaviškyje. Todėl toksai mažas istorijos pataisimas, kad sovietai 1 kartą užėmė Vilkaviškį ne rugpjūčio 2, o netgi rugpjūčio 1 dieną. Kaip čia prieš tai šnekėjom, kad miestą vadino mažuoju Stalingradu ir jau sovietiniais laikais jau mes visi žinojom, Stasys patvirtins, miestas buvo daug kartų ėjo iš rankų į rankas. Man visada kildavo klausimas, kiek tas daug? Tai 1 kartą rusai užėmė miestą rugpjūčio 1 dieną, vokiečiai atsiėmė miestą rugpjūčio 9 dieną. Ir tai padarė iš Rumunijos į rytų Prūsiją permesta pancergrenadierių divizija Didžioji Vokietija, kuri buvo prifarširuota tigrais ir panterum. Kaip vokiečiam pasisekė užimti Vilkaviškį? Jūs žinot, kad, pavyzdžiui, nuo vadinamo Kapčiaus sankryžos link Graižiškių, jeigu važiuosi tiesiai į Vilkaviškį tuo keliu, nuo vienu keliu važiuojant jis kabys prieš tankiniai pabūklai. Apeit, dešinėje pusėje buvo Kaukoplyne, kairėje pusėje pažerė pelkėta dalis. Tai vokiečiai padarė tokį dalyką, puolė išvirkščių frontų, vadinamas teiginys. Jie apėjo dideliu lanku iš pietų, už Serdaukų kirto plentą Vilkaviškis Marijampolė, apsisuko, pasuko link vakarų ir užėmė Vilkaviškį. Ties Serdaukais vokiečiai iš tikrųjų, ne vokiečiai, rusai laukė tų tankų puolimo, vieni žinojo, kad puls, rusai žinojo irgi, kad puls, ir vokiečiai žinojo, kad rusai žino. Bet vokiečiai sumindė prieš tankinės brigadas, kurios ten buvo, bet ir patys, kaip matot, patyrė labai didelių nuostolių. Tie nuostoliai vokiečių galimai sulyginti net su nuostoliais Prokhorovkoje, garsiojoje. Ten, man atrodo, mažiau nuostolių vokiečiai patyrė. Tai šnekam apie 2 kartą. Vokiečiai rugpjūčio 9 dieną vėl užėmė Vilkaviškį, atsiėmė, sakykim. O rugpjūčio 17 galutinai rusai vėl grįžo į Vilkaviškį, bet tam galutiniam mūšiui besirengdami, jie rugpjūčio 15 dieną popietę išmetė tas baisinį kiekį bombų. Tai galim skaičiuoti, kad 3 kartai. Rusai užėmė, vokiečiai užėmė, rusai užėmė. Bet tai 2,5 savaitės. Tai artilerijos apšaudymai, tie bombardavimai, tai kas liko iš miesto nuo 41 metų, tai šitas mūšis iš miesto liko štai, ką matote ant šios panoraminės nuotraukos. Beje, šita panoraminė nuotrauka surasta mano, niekur jos iki tol nebuvo skelbta. Galiu siauram rate pasakyti, kaip aš ją radau. Tai šitą panoraminį nuotrauką
yra rusų 3 šturmo aviacijos korpuso karinių veiksmų žurnale. 44 metų rugpjūčio mėnesį karinių veiksmų žurnale. Tam pačiam, kur sakiau, Pamet Naroda. Bet tam portale Pamet Naroda nuotrauka yra prastos kokybės ir ji yra su vandenženkliais. Pamet Naroda. Teko įjungti pažįstamus Maskvoje. Hebra sako, man reikia šitos. Jie nuėjo į tą archyvą, nuskanavo ir man atsiuntė. Be gėdės, aš su rusais bendravau, bet tai ką daryti? Lygiai tas pats ir šitą nuotrauką, kur Vilkaviškio, ta Giedrių pervaža ir jau Linui sakiau, retai į tuo, kad matosi 2 pamušti T-34 tankai, kas pas rusus labai retas variantas, kad jie fotografuotų savo pamuštą techniką. Tai dabar kur Klausyk, o tai dabar, ar gatvės mūšių buvo labai daug pagal tave? Pagal tankus, tai rodo, kad buvo atsakymai, buvo kad... Mūšiai buvo rugpjūčio 9 dienos. Rugpjūčio 9 buvo mūšiai ir rugpjūčio 9 mūšio metu netgi vokiečiai Vilkaviškyje apsupo dalį vieną rusų šaulių diviziją 159, bet čia turbūt net apsvarbu. Ir ta didelė dalis divizijos tik tai rugpjūčio 10 ryte sugebėjo įsiveržti iš apsupimo Vilkaviškyje. Bet tai nachera taip miestą sukalti reikėjo, nes vis tiek ar nevyko, nesakyčiau, kad kažkaip Stalingradas, kad taip reikėtų už kiekvieno kampo. Kaip šitai? Stasija, dar kartą kartuoju, sumušė miestą bombardavimai. Tai aš kalbu apie paskui bombardavimą. O bombardavimas todėl, kad tuo metu miestas priklausė vokiečiam ir mieste buvo labai daug karinės technikos ir dalinių mieste. Bombardavo ne tai, kad mes čia sumušim miestą, čia neįdomu, bombardavo tai vokiečius. Pasiruošimas puolimui. Aš įsivaizdavau, kad žinai, vokiečiai Usijos miške, rusai Žaliosios miške, vokiečiai ten, čia va tokie, o miestas kaip čia toks neutrali vieta, kaip čia, atrodo, visi pasitraukė, visi sako, buvom išvaryti ten, tie buvo išvaryti ten. O tai kodėl tu sakai, dabar priklausė vokiečiams, tai jie, kai karas prasidėjo, jie reiškėsi čia buvo žemė, jie valdė, ne? O paskui, kai frontas traukėsi atgal, tai rusai priartėjo prie Vilkaviškio. Priešais Vilkaviškį buvo, pavyzdžiui, šitam labai gražiai matosi ir prieš tankiniai grioviai. Vilkaviškiečiai sako pancergriovys. O pačiame mieste irgi buvo vokiečių kariuomenė. Bet žiūriu, net miesto pavadinimas pakeistas jau į vokišką buvo tuo metu, ne? Taip, Vilkaviškė. Tai čia vokiečių laikų nuotrauka yra, jie vadinosi. Kartais net Wolfsburgo dokumentuose galime rasti, kad miestą vadina vokiečiai. Aš, jeigu galima, tvarkoj. Dėl ko vokiečiai taip laikė įsikirtę šitą būtent teritoriją? Todėl, kad už 20 km jau yra vokiečiai. 20 km. Jau buvo taip, viskas šalia. Ir aš viskį užbėgsiu už akių. Gerai, tvarkoj. Rusai jau paėmė vokiečius, išvijo iš Vilkaviškio, tai buvo netgi jų, kaip sakyt, toks noras, kuris pirmas paleis šūvį į Vokietijos teritoriją. Ir čia, kaip tik, patikslysiu, kuri vieta žalioja, ar čia kur čia buvo, kad jau atsivarė galingiausias patrankas, nesvarbu, kur Linai, čia atsivarė prie pervažos. Ten rašoma, tai Linas, kai užbėgo, tai kai jau rusai ėjo į Vilkaviškį, tuo metu buvo viena toliašaudės artilerijos brigada, kuri buvo ginkluota 152 mm puška haubica, patranka haubica. Ir jos maksimalus šūvio atstumas, man bijau pamelau dabar, ar 16 ar 18 kilometrų. Ir jie nusprendė apšaudyti pirmą artimiausią
miestą Vokietijos, Širvintą, kur yra kitoj pusės Naumiesčio, paskaičiau, kad turėtų datraukti tas sviedinys šūvių iki Vokietijos, bet tam reikėjo prieiti kuo galimai arčiau. Frontas ėjo netoli už geležinkelio linijos. Tai jie atsivarė tą vieną pabūklą iš antrąjį numerį, kai būna baterijų 3 pabūklai, tai atsivarė antrąjį pabūklą. Kodėl? Ne pirmą, pavyzdžiui. Pirmuoju pabūklo aš buvęs sovietinis artileristas. Žinau, atliekamas visada taip vadinamas prišaudim, pristrielka. Ir to pirmojo pabūklo vamzdis būna daugiausiai susidėvėjęs. Taigi jie atsivarė antrąjį pabūklą, kurio vamzdis mažiausiai susidėvėjęs, prie pat fronto linijos, tai yra ties Pervaža kažkur, dabar jau tiksliaus vietos nesakys, nieks nesužinos. Sakyk, prašau. Vienai mes, kai Giedrius mokinomės, buvau gal aš 4-5 klasėj, pradinukus buvom baigę. Aš atsimenu, kaip atvažiavo veteranai su medaliais į Giedrių mokyklą, pasakojo visą šitą istoriją, ką jūs dabar pasakojat, vaikščiojo ten aplink mokyklą, kitoj pusėje upelio, kaip dabar panašiai yra Puidos, ten ta fazenda. Ir jie aiškino, kad apie tą vietą stovėjo tas pabūklas, iš kurio jie šaudė. Tai dar kelis metus, Giedrius man besimokinant, atvažiuodavo vis 2 metus, tai tikrai žinau iš eilės, atvažiuodavo tie veteranai, kurie ten tipo buvo šaudę su to pabūklu. Knygoje buvo parašyta, kad netoli Pervažos prie geležinkelių. Tai ten 100 metrų, 50 Jo. Jo. Tai jie buvo nurodę, kad ten visai nuo Giedrių mokyklos per 50, per 100 metrų ta vieta, kur stovėjęs tas pabūklas. Gal laisvai, vadinasi. Tai šitą istoriją sakau. Tai dar ne visa istorija. Knygoje jau aš jums papasakau, kas parašyta, bus neįdomu gal skaityti, bet beskubėdami, jie nepasiėmė busolės. Žinai, kad busolė pabūklo orientavimui, nes jiems pasakė, slaptumas buvo, šaudysite tiesių taikymų, tai priemoji navodkai nereik busolės. Apsižiūrėjai pakeliui, o busolę pamiršom, su mašina atgal lėkė. Atsivežė busolę, nutaikė, kaip veteranai sako, į tos Širvintos bažnyčiaus bokštus, aš neįsivaizduoju, kaip jie gali matyti tuos bokštus už tiek kilometrų, o tiek to, tegu. Ir padarė tų daug šūvių, iš eilės šaudė, ten brigados vadas, ten dar koks vadas, jau eilinis, daug šūvių padarė, jau į nekenčiamo priešo teritoriją, ir pokario metais buvo labai populiari legenda, o apšaudė Vokietijos teritoriją. Tai iš to pabūklo. Bet tyrinėjant, vėl, kai sakiau, ieškai vieno, randi kažką kito, radau, tada tyrinėjau Alvito istoriją ir radau žvalgybinio, pakartosiu jėgas, žvalgybinės aviacijos dokumentus, kur daro žvalgybą su U2, mes jau žinom, kaip kukurūznikai. Ir kaip tik tą vakarą vėlų tie kukurūznikai atliko kažkokią užduotį, bet jie turėjo ir stebėti apšaudymų rezultatus. Ir tam dokumentus parašyta, stebėjom apšaudymų rezultatus, sviediniai krito nuo 500 iki 1000 metrų, tai yra iki kilometrų, nedalėkė iki Kudirkos Naumiesčio. Tai reiškia, tas pirmas apšaudymas nepasiekė Vokietijos teritorijos ir tai yra tik tai rusam graži legenda, kad mes jau pirmą kartą šovėm
į vokiečius. Iš tikrųjų, iš pačių dokumentų rusų aiškėja, kad jie nepasiekė Vokietijos teritorijos, už tai karų metu tas nebuvo labai propaguojama. Sakyk. Aš kažkiek noriu padaryti, kadangi jau nuėjo kalba apie Naumiestį ir kadangi Šūriai buvo link Širvintų miestelio. Širvintos, kur ten praktiškai nuo sienos buvo visiškai šalia, nepilnas kilometras. Jo. Jeigu žinot, Širvinta miestas yra vienintelis Europoje, kuris yra neatstatytas po karo. Vienintelis. Ir Kęstutė važiuosi su vilniečiais. Ekskursija yra Naumiestyje muziejukas, būtent Širvintos miestas. Širvintin veik, vadinasi, jo Širvintos kelias ir... Dabar tas žmogus... Gaila, kad jis mirė, labai gaila biškį pavėluoti. Aš tai dar buvau, dar Vokietį buvau nusivežęs. Ant šitos pirmos nuotraukos sankryžos, šiandien nesimato, maža jinai, bet įsididinus šitą nuotrauką, viena rodiklė labai gražiai matosi Širvint. O tie kukurūzikai grįžo į bazę? Nu tai jie grįžo ir paskui darė ataskaitą. Ir ta ataskaita... Bet iš kitos pusės, jeigu nuėjo žvalgai rusų iki kokio, žinai, nuo žaliosios, juk matyt, nuo žaliosios beveik... Bet jau užfrontė, vokiečių užnugarį, ne. Sakau, ten galėjau, dėl šito nustatymo, žinai, kaip Navotka, jeigu kalbi, žinai, šaudyti, tai galėjau nustatyti atstumą maždaug, žinai, iš piršto. Ne, tai Stasijų... Bet tada šaudė pagal tai. Jo, ten galėjai žiūrėti, galėjai nežiūrėti, jie vis tiek šaudė maksimaliu atstumu. Tai dabar vis tiek aš noriu grįžti prie tas foto? Prie šito, kur aš jums rodžiau, kad prie tų dviejų tankų, Tigro ir Panteros, kodėl nustačiau, kad čia, pavyzdžiui, maža, kur gali nufotografuoti Tigrą ir Panterą pamuštą šalia, bet kur. Nespėjau geros kokybės atsispausdinti, čia labai prastos kokybės, bet vėl pasikartosiu, kad šitą nuotrauką paimta iš to pačio trečiojo šturmo aviacijos korpuso kovinių veiksmų žurnalų. Ir nuotrauka yra numeris 7, o čia aš turiu sąrašą, kur ta šturmo aviacijos korpusas pamušęs Vilkaviškio rajone vokiečių techniką nuo rugpjūčio 9 iki rugpjūčio 12 imtinai. Tai pakankamai siauras, toksai laiko tarpas, trumpas ir parašyta. Танки противника имеется прямое попадание фугасных и осколочных бомб. Tai pagal šitą dokumentą mes turime, kad atseit iš šturmo tų lėktuvų rusų pamušė tuos tankus. Bet knygoje yra skyrius išpūsti priešininkų nuostoliai. Yra 2 epizodai. Čia vienas tas šarvuotis, nuotrauka šarvuočio iš sausumos pajėgų, kad pamuštas prieštankiniai pabūklai, kita nuotrauka iš to aviatorių žurnalų. Aviatoriai bombom pamušė. Vieni ir kiti savo prisiskiria nuopelnus. Viens tas pats kovinė mašina iš vienos pasidaro 2 ataskaitose jau. Pamušė vieną, paskui kita savaigė haubisa analogiškai pas aviatorius sausumoj. Ir dėl šitų tankų sovietinių nuotraukų, sausumos pajėgų nuotraukų neturiu, bet jie yra čia pažymėti kaip prieštankiniai pabūklų nuopelnai. O čia turim aviatorių. Tai
čia 2 tankai pas vienus, 2 pas kitus. Tai už 2 4 gaunasi, tai į knygoje dar po vieną, tai iš tikrųjų pamušta 4, o jau ataskaitose eina 8. Už tai dažnai būna, jeigu susumuosim visus tuos, kurie prisirašo savo nuopelnus, kad ir sausumos pajėgų, pavyzdžiui, Šaulių divizija turi savo prieštankinę artileriją. Ir toje Šaulių divizijos pozicijose būna prieštankinės artilerijos pabūklai. Tai ir prieštankininkai tą patį tanką įsirašo, ir Šaulių divizija į ataskaitose įsirašo, dasideda aviacija. Už tai, jeigu susumuosim visus, tai rusai pamušė gal 2 kartus daugiau tankų, negu vokiečiai iš visų turėjo. Bet nesijuokim iš rusų. Nesijuokim iš rusų. Aš tyrinėjau vokiečių ataskaitas, lygiai tas pats. Vokiečiai mušė dėl Vilkaviškio, pamušė daugiau tankų, negu rusai turėjo. Vis tiek viskas tu nelaiminga pabaiga. Čia niekas gerai nesibaiginė. Žodžiu, nelaiminga pabaiga. Vienareikšmiškai. Todėl, norint sužinot, kiek kuri pusė neteko tankų, reikia žiūrėti, norint sužinoti, kiek rusai neteko tankų, tai reikia tyrinėti rusiškus dokumentus, kiek vokiečiai neteko tankų, reikia tyrinėti vokiečių dokumentuose. Nes jie, pavyzdžiui, mūšis vyksta, rusai rašo, pamušėm tiek ten tankų, bet mūšio laukos liko pas vokiečius, ką aš juos ten suskaičiuos, kiek pamušė. Kaip tam posakį, piši pabolšė. Tai buvo tik naujas modelis, ten varikliai kaito degė ir, vienu žodžiu, taip kai 34 buvo karo pradžioje, žali vadinami, taip ir Panteros, kuris mūšyje buvo žalius. Variklių resursas, 800 kilometrų. Kilovatų, ne kilometrų. Kilometrų. Dabar bijau, Kilovatų dar nebuvo arklių jėgom ten. Moto valandus, ne taip pasakiau. Jau nedaug tų moto valandų buvo ir duok mintį Dalinai kokią. Normandiją pašnekėjom. O kur tu nustatei, kad tai yra Šmilytės senelis, kaip paskui radai gaus? Nes pavardė visi sudėtinga, kaip žinai, tipiška. Viską parašyti. Vardas sutampa, palaidomo vieta ant paminklų, tas pats yra, ant paminklų yra gimimo metai. Tik ir, kad Facebook'e dalinasi to paminklo nuotraukom, bet matote tokią, žinokit, aš niekad nesidalinsiu kapų paminklų nuotraukomis į Facebook'e. Kapų ne, tikrai, tai labai gerai pasakėtų, teisingai, čia ne jau per daug. Alvito, tam tas atvejis, Gastalas. Alvito atvejis. Senai mums žinomas, ne? Bet mums netrukdo dar kartą, kaip iš... Aš galvojau, kad kai prasidėjo Ukrainos karas, kad tą paminklą nuvers, bet jis yra tokiam užkampį, kad norint rasti jį, tai reikia jį žinoti. Bet gėlės ten neša. Šiai dienai neša gėlės. Žinau. Pirmą kartą, kai nuvažiavau, tai aš pakraupau ne dėl to paminklo, bet kaip atrodo pati geležinkelio stotis. Ten gyvatės ir raganus turbūt gyvena. Ta, sakysim, Alvito istorija vis dėlto, aš jos nenutylėjau, pasakiau, bet tokia, išpūsta, sakykim, kad rusų bombonešiai turėjo skristi už Kybartų, gal Kybartus bombarduoti ten kokias cisternas, jie tų cisternų atseit nerado, grįždami atgal liepė Alvite aptiko tas cisternas, jiem liepė šturmuoti ir vieną lėktuvą pamušė ir tas lėktuvas atseit didvyriškai, kai Gastelo jau žūdamas nukreipė į to
ešalonų cisternas, ten susprogo, jau kaip vokiečių dokumentuose rašoma, ten tas kuras susprogo, tai jau rusų tankai neturėjo benzino, jau turėjo trauktis. Vokiečių tankai. Jo, vokiečių, rusų sakiau. Iš tikrųjų, tai jau prieš tai ta vokiečių, ta didžioji Vokietija gavo įsakymą lėkti gesyti gaisrą ties Raseiniais. Ar jie pataikė tą cisterną, ar nepataikė, nieks dabar nežino. Įdomu tai, kad tų žuvusių šturmoviko piloto ir šaulių jų niekas nerado. Ten tik paminklas jiem. O kaip nustatė, kad kiti lėktuvai skrido rusų pro šoną, pamatė, kad jau tai buvo, lakūnų nerado. Mada, kas keista, ant to paminklo parašyta, o čia toks įvykis ir Sovietų sąjungos didvyriai, ten viena pavardė, kita pavardė, neatsimenu kaip, pasidomėjau dokumentuose, didvyrio vardą gavo tik tai pilotas, o šaulys negavo nieko. Matas buvo labai keista. Ir žuvusių sąraše jie skirtingi, pilotas karininkų sąraše, o tas šaulys kitam sąraše, o dėl piloto didvyrio vardo irgi ten daug sudėtinga istorija, nenoriu plėstis, knygoje parašyta. O pati pavardė Gastelo. Ką? Kokia tautybė jo? Čia ne Gastelo žuvo, čia tiesiog pakartojo tam paminklė parašyta, pakartojo didvyrišką Gastelo 41 metais, o čia 44. Link rumunų gal traukti. Tas tokia pavardė. Bet ką žinau, kad Gastelo, tas vadinamas žygdarbis irgi buvo. Šiek tiek užmečiau akį, bet viskas taip, bet visai kitaip. Tai kai pradedi ieškoti ir būni, jau paskui išmokau, ką nors pradėti ieškoti, niekad neturėti tikslo įrodyti kažką. Taip kaip matematikos kokią didelę lygtį, po truputį kapstai. Beje, pirmas mano tyrinėjimas buvo, koks buvo laikas karo pradžioje Lietuvoje. Ar Berlyno, ar Maskvos, kaip skyrėsi. Ir tikslas mano buvo, aš dabar įrodysiu, kad įteikta nota rusam Maskvoje ir įteikta nota tuo pačiu Vokietijoje dar prieš karo pradžią, kad vokiečiai įteikė rusam, Šulenbergas Molotovui. Parašyta 4 valandą, o kokiu laiku, tuo metu net didieji istorikai sakė, ten daug painiavos, dėl to laiko, galvoju, surasiu. Suradau. Bei irgi archyve Lietuvos, galutinai dabaigiau apie laiko sukiojimą Lietuvoje 40 metais. Prieš karą smetoniškoj Lietuvoje buvo laikas toks pat kaip Varšuvoje ir Berlyne. Ir tas laikas skyrėsi nuo Maskvos laiko 2 valandom. 40 metų balandžio 1, tada nieks dar nežinojo apriliaus, sen joks ne aprilius, daugumoje Europos valstybių, tame skaičiuje ir Lietuvos, kuri dar buvo Lietuva neužimta, rusų kariuomenė buvo, bet dar mes nepasiprašė įstoti į sąjungą, pasukta laikrodis 1 valandą į priekį. Tai laikas mūsų tarp Berlyno ir Lietuvos liko toks pat, o skirtumas nuo Maskvos liko 1 valandą. Rugpjūčio 9 dieną, tų pačių 40 metų, jau tada, kai mes džiaugsmingai įstojom į tarybinių tautų gretas, atėjo prikazas ir laiką suvienodinti. Ir Lietuvoje dar kartą pasuko laiką į priekį 1 valandą ir Lietuvoje tapo laikas toks pat kaip Maskvos, bet skyrėsi 1 valandą nuo Berlyno laiko.
Ir tada man tapo aišku, kad Šulenbergas Molotovui įteikė tą vadinamą notą, jau vykstant karo veiksmams. Tai labai svarbu, nes tas laikas dažnai būna... Taip ir buvo parašyta, kad vykstant karo veiksmams. Nu, tai, bet tai... 22 dieną iš rytų, tai kažkas... Vėl klausimas, kada prasidėjo. Rasime 3 valandą, 3:15, 3:30, 4 valandos. Negana to, kad neaišku, kuriuo laiku, bet ir kuris laikas tikslus. Pavyko šitą iškapstyti. Iš pradžių, kai dar Vilkaviškių nesidomėjau. Vėl iš vokiškų dokumentų, taip vadinamų karinių dienoraščių, Kriegtagebuch, 6 tankų divizijos kovinių veiksmų žurnale, beje, ta pati divizija dalyvavo mūšyje 41 dėl Raseinių. Gal girdėjote, Raseiniai ir vienišų tankų istorija. Ir ta pati 6 tankų divizija, tai yra jos pėstininkų daliniai dalyvavo mūšyje dėl Vilkaviškio, o tankų daliniai buvo sutriuškinti ties Žvirgždaičiais, skyrius yra. Tai tos divizijos tankų kovinių veiksmų žurnale radau laiką. Artilerijos parengtis pradėta 3 valandos 4 minutės Vokietijos laiku. Lietuvoje tai buvo 4 valandos 4 minutės. Aš nežinau, kodėl tam būtent divizija pagreitino 1 minutę, nes buvo nurodymas artilerijos parengtį pradėti 3 valandos 5 minutės vokiečių laiku. Bet šitas laikas tik tai šitam armijų grupėje šiaurį turėjo pradėti tokiu laiku. Jeigu žinome, einant į pietus, vasarą laikas, saulė teka šiek tiek vėliau. Todėl armijų grupių centras artilerijos parengtį pradėjo 3:15, o pietinėje grupėje vokiečių artilerijos parengtį pradėjo 3 valandos 25 minutės. Ir šitos laikus atkapčiau vėl pagal kovinių veiksmų žurnalus. Tėvas sakė, apie pusę 4 parjojo tik iš šaukių. Kažkočių kaime iš tokočiais nauščiais navijo. Vyrai, eikit čia, kils karas, baikit šaukį, niekur neikit. O su padvada vežė dzotam sakyt, atvelis ir buvo švaryti. Tai žinai, tai grįžo, nusiprausė tėvas, žirgų nujojo, ulonas buvę, žinai. Tas išvaikė viskį anksčiau ir kad būtų iki šaukiai tiesėsi. Sako, tik spėjo, tai buvo geriausia. O tai iš kur jisai žinojo, kad kils karas? Buvo kalbama. Išnekė. Labai daugybė informacijos. Jo buvo girdėti. Labai daugybė buvo. Man tai tokia graži istorija, labai trumpa, bet negirdėjau. Sako, pareina darbėjų piešis Vilkaviškietis, čia nuo šviesoforos. Ten gyveno, kur dabar yra baras prie upelių. Ir sako, tu žinai, sako, rusai filmą suka. Sako, rusai filmą suka. Sako, ir paskui bum, sako, žinai, bum, sviedinys. Ne, sako, čia ne filmas. Tada karas. Tai va tokios istorijos. Bet visai nes neišgirdau tokią gražią istoriją, kad va, jis manė, kad rusai kiną, sako. Nes buvo jau kinai rodomi nemažai, tai va. Vilkavišky buvo daug kino teatrų. Tai va. 3. Aušra po karo buvom. Aušra po karo. Vilkavišky čia tokių legendų pilna, tai vienur plynio tankas nuskendė. Žinokit, kiekvienas save gerbiantis kaimas savo prūdę turi po nuskendusį tanką, kur atsimena, kad dėdukas šokinėjo nuo vamzdžio ir tikrai matė. Nuskendusio tanko Lietuvoje nėra ir neįmanoma būti. Nes vidury vasaros tankas tik pradės įvažiuoti į pelkę, jis būtų įklimpęs. O tam, kad jis nuskestų, tai reikia gylio bent 3 metrų. Tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu žiemą šiek tiek į šalį, jis užvažiavo, paskui įlūžo. Vasarą neįmanoma. Galbūt aš klystu, bet aš taip įsitikinęs. Ką, jaunimas... Lėktuvas Pažėrų ežere. Pirmą kart girdžiu.
Aš nesimėjau iš kitą. Kiekvieną tanką, vadus tankus, sako, žmonės iš čia. Bet pagal viską, pagal prieš. Ir tai baigiant dar vieną dalyką noriu papasakoti. Visai šviežia. Pasižiūrė, atsiverskit 163 puslapį. Kaip bažnyčia. Nuo pražūties amžinuočio. Tai, manau, daryta sovietinės patrankos nuotrauka. Tai yra vokiečių šarvuotos technikos didžiausiame muziejuje, jis yra Münsteryje. Nemaišyti su Münsteriu. Tas Münsteris yra tarp Wolfsburgo ir Hamburgo, kažkur pusiaukelėje. Ir patranka, ir 62 puslapyje aprašymas jos nufotografuota. Vokiečiai labai vertino šias patrankas, jas imdavo kaip trofėjų ir patys naudodavo. Ir jų pavadinimas vokiškai Klička, kaip sako, buvo Ratschbum, dėl šūvio ir sprogimo garsus tenui. Ir tam toj lentelėje, 62 puslapio apačioje, matote nuotrauką prie tigro, panteros, kad iškėlęs ranką vos pasiekiu vamzdį. Pirmą kartą, kai pamačiau aš tigrus ir panterus, tai buvo toks, wow! Aš galvojau, kad jie daug mažesni, o čia pasirodo, kad tie tankai tai vos ne mano garažo dydžio. Taigi, jau einu aplinkui tą muziejų, jau eisim nieko nepešę, žiūrau kitam kampe pastatyta ta patranka. Pribėgu prie lentelės, ta pati lentelė. Susirandu muziejaus darbuotoją Hansą Kam. Sakau, aš iš Lietuvos, o tai šioks toks istorikas esu. Rašau knygą, parašęs knygą apie Vilkaviškį, sakau, prie jūsų vieno eksponatų yra klaida. Kurio? Einu, parodysiu. Nuvedau, sakau, čia. Čia turi būti ne 43 metų Ukraina, rugsėjus, o 44 metų Vilkaviškis. Pakrapsi galvą, sakau, aš turiu tą knygos maketą mašino, einam parodysiu. Einam su juo iš paskos Dado atbėga darbuotojai. Vienas iš jų tarnavęs demokratinėje Vokietijoje, šiek tiek moka rusiškai, bet tikriausiai tik necenzūrinė leksika, bet nesvarbu, su angliškai gerai susišnekėjo. Aš jiems sakau, matai, o čia tigras, o čia matai, kad 44 metų, čia iš šito rakurso tas namas matosi, čia iš rakurso tas namas matosi. Tai čia yra Vilkaviškis. Tas pakrapsi galvą. Sako, žinau, tu teisus, bet mes patys nieko negalim padaryti. Be direktoriaus nurodymų ir žinios. Sakau, tvarkoj, aš jums palieku savo elektroninio pašto adresą, tegu rašom. Nespėjau dar namo parvažiuodą, pakeliu ateina elektroninis laiškas. Iš Bundeswehro muziejaus kuratorės iš Bundeswehro. Labą dieną, čia mus labai domina, norėtume daugiau sužinoti. Aš tai kuratoriai nusinčiu elektroninius laiškus su aprašymu, su paaiškinimais. Jie atrašė, sako, norėjau pašnekėti su kolegom, aptarti visą šitą, bet dar nespėjau, nuo rytoj išeinu atostogų, tai grįšiu po atostogų ir jau kitos savaitės vidury jau turėtų atrašyta Bundeswehros laura, kaip ten yra su tuo tigru. O tokį lyrinį nukrypimą. Viskas užteks, Linai. Čia yra įdomiausia dalis, tie visi nukreipimai. Jo, kadangi vis tiek viskas yra paremta iš archyvų, man tai asmeniškai padarė tokį įspūdį, kad vis tiek tas Vilkaviškis, mes nežinojom to laiko. Ir dabar galbūt nežinom. Bet aš asmeniškai tai nežinau to laiko, iš tikrųjų, kur čia kas senėjo, nors galiu asmeniškai pasakyti, kad šitą kelią, kada čia rekonstravo, tai buvo apie 74 metai, eidamas į mokyklą, po kelio, reiškia, griovį naujai suformuota, žiūriu kažkokią tai ten va tokią blizgantį detalį. Įšoku į tą griovį, pakasu
prieš tankinis sviedinys. Su amžinatilsį kaimynu Puskunigiu Alvydu. Ką darom? Negi paliksi. Pasimam šlemba ir nunešiu į mokyklą. Direktorė ant stalo. Nu tai žinai, iškvietė ten, tuo paskui jis įsivežė. Neišmetė, bet o kur dėsi, nu negi paliksi. Tai nesvarbu, bet esmė yra tame, kad čia laukus aplinkui ardamas kiekvienais metais rasdavė šovinių, netgi tų kasečių tenai, kabūrų, netgi čia pas mane yra dar, eisim pažiūrėti dar koks ten tas daiktas, tūta, kur Gilzės darydavo žibalinės lempas. Labai gaila, ką aš nekėjau, artileristo ta lentelė, pas mane čia kabojo, nežinau, kur nusimetė. Aš ją buvau Pavogėkas. Nežinau. Aš ją buvau radęs, kai sienas panaikinau tarp Lenkų, nes jie ant tuo pakraščiu, tam visai patvory kažkur tai gulėjau, žodžiu, šiaip parsinešiau. Gal dar rasim? Nežinau, galbūt. Ta lentelė čia kažkur tai ten. Ai, nu galbūt. Taip, pasakyt, tai apie žaliosios tą miškelį, tengi ir parakų sandrys susprogdytas, prie šovinių. Papasakosiu dar lyrinį nukrypimą. Buvo, žinot, tokia laida Praeities žvalgas. Nu ir tas Praeities žvalgas darė laidą apie žaliausius mišką ir mane pakvietė ten jau pašnekėjau, šiandien mikčiodamas, dar iš tikrųjų mažai žinojau ir jis atsivežė tą su metalų detektoriu. Žinokit, aš būčiau savo akim nematęs, aš to būčiau nepatikėjęs. Tas per kokią 15 minučių rado 3. Viena iš jų, ten didelė technika eina miško išvežimų, čia vėžė eina, o 20 cm nuo vėžės prieštankinis snarėdas, žiūrintis vzirvatelių į viršų. Kiek reikėjo? Mano kojus daugiau nebus tam miške. Čia dabar nesenai dar kažkada? Nu, ką žinau, prieš kokie 10 metų gal. Taigi kiekvienais metais ten važiuoju. Tas išminavimas prasidėjo, čia kaip jau prasidėjo. Į mokyklą einant, taigi apie medį būdavo, šitaip sodai. Kai kur būdavo sudėtos. Niekas nejudydavo, tik vaikai. Aš kalbu, kur dabar mes biškį netinkam, net tokia karta, kur buvo kokias 47, kokia 10 metų. Tai buvo geras tonas, pilni kišenė visko. Turėdavo nuo Kaukruplinio iki čia, visi prisikraudavo tiek visko, kad paskui viską pradėjau, gal jau žinai, laikai, kolchozai, kas, bet prieš tai, kai tiek visko turėdavo, kad nuo pistoletų, nuo karabinų iki šaudmenų. Netgi tokio lygio, kad policijų atimdavo vaikam atimdavo, turėdavo, pistoletų, kokią turėdavo. Padarydavo į miliciją, į tą tokį buvo, ten tokius, kaip dabar garažai, buvo tokie sandėliukai. Tai kaip sako, praeina kokios 3 dienos, mes vėl išlaužėm lentą, pasimtos pistoletus ir vėl ant mitrasą. Toks laikmetis, bet toks laikmetis iki 50 metų. Bet tai kaip jeigu, tai pagal tas kalbas, kad sakydavo, čia šitam žaliosios miškeliai stovėjo rusų kariuomenė, o šauklių vokiečių ir naktį, kaip užpuoliai, sakė, vokiečiai. Tai nespėjai jie neapsirengti iš to. Pasiruošę buvo, taip buvo, kalbus. Tai taip pagal pakeičiu. Pabaigsiu tuo, nuo ko turėjau pradėti. Ši knyga nėra galutinės tiesos instancija. Tikriausiai ten yra ir gal kokia rašybos klaidelė. Vienoje vietoje jau man parodė, kad susidubliavę nuotraukose parašai. Tai ne tai baisu. Galbūt bus ir esminių klaidų, kas suras. Visada priimsiu tą konstruktyvę kritiką, ne tai, kai Facebook'e buvo. Knyga apie nieką. Didelis knygos trūkumas, kad pakankamai nedaug yra vokiečių dalinių aprašymų. Tai yra pagrindė tik tai didžioji Vokietija divizijos. Dokumentais remtai ir aprašymai.
nėra vokiečių pėstininkų dalinių. Žinoma, ten buvo viena tik tai rimtesnė divizija, kitos daliniai smulkesni. Tų nesugebėjau, nespėjau, jau neturėjau sveikatos ieškoti. Dar vienas trūkumas šitos knygos, kad pakankamai nedaug apžvelgta abiejų pusių aviacijos įtaka mūšiui, neskaitant ten tų bombardavimų, gastelų, negastelų ar Normandijos Nemunas. Tai aš tikiuosi, kad kažkas paims ir giliau dar pakapstys tą mūšį. Ir dar, galėjau šitą knygą rašyti kaip mokslinį traktatą, sausai, ten citatos, nuorodos, vien tik tai, kas jie būtų skaitę. Nenorėjau to daryti, bet nenorėjau daryti ir vien to tokių pasakėlių lygių. Tai aš bandžiau sulipdyti į vieną vietą. Čia kaip rašiau, sausas citatas, dokumentus su galbūt kai kam nematytom nuotraukom ir Vilkaviškio istorijom, kuriuos vadinu aš lyriniais nukrypimais. Tikiuosi daugiau ar blogiau man tai pavyko padaryti. Tai tuo ir baigsime.